Yra žmonių, kurie visada išties ranką, ne tada, kai jų pačių rankos dreba nuo nuovargio. Jie visada šypsosi, nors širdyje nešasi savo skausmą. Jie pirmieji ateina į pagalbą, pirmieji pagodžia, pirmieji pasako, nesijaudink, aš su tavimi. Bet paradoksas tas, kad būtent jie dažniausiai lieka kaltinami. Jie tampa patogiais atpirkimo ožiais, nes tyliai išlaiko smūgis, nes ginčytis jiems atrodo neverta. Jie priima svetimą skausmą kaip savo ir kartais net prisiima kaltę, kurios niekada neturėjo. O juk už to slypi ne silpnumas, o stiprybė. Jie moka pasiaukoti, moka būti šviesa kitam, tik kartais pasaulis tokios šviesos nevertina. Žmonės pripranta, kad ji visada dega, net nesusimastydami, kiek kainuoja ją palaikyti. Ir štai jie lieka vieni, pavargę, sužeisti, apkaltinti. Bet net tada jų širdis nesukietėja, jie vis tiek padės, vis tiek pakels kitą. Nes tokia jų prigimtis, o mes? Ar mes pastebime juos? Ar mes pasakome jiems ačiū? Ar mes kada nors pagalvojame, kad didžiausią skausmą patiria tie, kurie tyliai neša kitų naštą? Real Dreams.